Sveiki kolegos, šiandien aptarsime GUD techninę analizę, pašnekėsime, kodėl investicija nuo šitų vietų būtų protinga, kodėl pradėti spekulaciją nuo šitos vietos būtų taip pat protinga. Tai šiandien aptarkime GUD techninę analizę nuo iki. Tai jeigu pradėti nuo pradžių, tai kas yra šios raudonos linijos? Raudonos linijos yra palaikymo, pasipriešinimo zonos pažymėtos, kurios tinka pirkėjai ir pardavėjai. Kuo toje zonoje daugiau susikirtimų, tuo, tuo ši zona yra stipresnė. Kuo daugiau susikirtimų, tuo zona stipresnė. Tai jeigu norite pasižiūrėti, kaip braižyti lygius, pasimokyti, kaip jas braižyti, tai yra kiti video kanale. Šiandien šnekam apie techninę analizę. Tai kai susižymim zonas, matome, kuriuose vietose kaina reaguoja ir kuriuose vietose gali vykti pirkėjų arba pardavėjų kova ir kur gali kas laimėti. Tai šiai dienai GUD yra jau nuo savo viršūnių nutolusi, pakritusi 53%. Kam tai pasako, kad jau ją pradeda grįžinėti pirkėjai. Ir šitos vietos konsolidacijos jau puikiai parodo kaupimą, kad jau kaina nebenori būti leidžiama toliau, žemiau, o kodėl nebenori būti leidžiama, nes čia buvo stiprus lygis. Čia buvo buvusios aukštumos, rinka juda tai. Čia buvo, jeigu taip imti ilgą laikotarpį, buvo mūsų buvusios aukštumos, jas pramušė, buvo rytas, nuvažiavo rinką į apačią, grįžo ir jau čia, kurie užėjo pirkėjai, jau jie bando išlaikyti kainą, kad nebekristų žemiau. Taip juda rinka. Tai kas liečia investiciją? Investicinius lygius, mano akim, mes turim du. Šita vieta, dabartinė, būtų puikus lygis, o kita vieta, mano akim, būtų šita vieta. Kodėl? Nes čia buvo stiprus lygis ir šitoje vietoje buvo stiprus lygis. Tai jeigu mūsų kaina čia ir nelaikytų, jeigu mes darytumėm swing poziciją arba investiciją, ne, tai galėtumėm dasipirkti dar šitoje vietoje, jeigu kaina kristų. Tai mes praskėsim kainą ir mūsų kainos vidurkis bus šita vieta. Į ką dar reikia atkreipti dėmesį šitoje akcijoje, kad čia yra kelios low volume zonos. Ką reiškia low volume zonos? Kad tose zonose buvo pirkėjų ir pardavėjų mažai ir šios zonos, kaip kyla arba krenta, jos labai greitai užsipildo. Užsipildo dėl ko greitai, nes čia buvo mažai pirkėjų ir pardavėjų tose vietose. Tai ar gausim šitą vietą? Tai klausimas. Šitą vietą, tai čia būtų klausimas, ar gausim, bet kad šitą vietą gausim, tai manau tik laiko klausimas, jeigu rinka pradėtų stiprėti ir apsisuktumėm taip. Aišku, kadangi GUDas yra labai priklausomas nuo bitkoino, tai mums labai svarbus yra ir bitkoino judėjimas, tai reikia tuo pačiu stebėti, kaip juda bitkoinas. Nu ir savaime, aišku, nepamiršti visų geopolitinių situacijų ir taip toliau. Tai dar kartą pasikartosiu, kad mano akim du investiciniai lygiai geri būtų šitos vietos. Kas liečia spekulaciją trumpesnį laikotarpį, tai mes žiūrim valandiniam grafike. Ir ką mes čia galim pamatyti, kad mūsų kaina laikosi, ne? Ir laikosi jau nuo vasario mėnesio. Šita zona yra prilaikoma. Tai jeigu taip pritrauktumėm dar arčiau, mes čia galėtumėm negi rasti vadinamą kanalą. Ne? Ką reiškia kanalas, kad mūsų prekyba vyksta kanale ir čia yra kaupinamam orderį. Ne? Tai yra du variantai šitai prekybai. Galima prekiauti nuo dėžės. Įsivaizduokime, kad čia yra nubrėžta dėžė. Ir mes galime prekiauti nuo dėžės viršaus iki apačios. Vieni. Jeigu perkam long poziciją, čia perkam, mūsų stopas žemiau, mūsų take profit šitą vietą. Lygiai taip pat su short pozicija. Jeigu perkam short poziciją, perkam čia, stopas čia, mūsų take profit išeinam šitoje vietoje. Tai taip mes galim žiūrėti spekulaciją. Jeigu žiūrėti swingą, ko mums reikia, kad kaina dar biškai grįžtų čia, laikytų ir tada užeitų. Mūsų stopas šitą vietą, mūsų take profit, kaip išeis iš šitos dėžės, išpildė šitą low volume zoną, čia užsipildys kaina labai greit, čia matot kaina labai greit krito, tai čia lygiai taip pat bus, kad kaip kaina išeis iš čia, labai greitai pakils. Tai čia užėjus, jeigu rinka stipri, mūsų take profit būtų čia 98, 97, gal šitose vietose. Tai čia toks visai geras gaunasi swingas. Tai
Tai apie zoną tiek. Dabar kas vyksta čia? Čia vyksta konsolidacija, kaupiami orderiai ir pozicija laikui bėgant išjudės. Ar į vieną, ar į kitą pusę. Čia jau viskas priklauso nuo bendros rinkos tendencijos, nuo visų geopolitinių situacijų ir taip toliau. Dar vieną dalyką, ką noriu parodyti, tai noriu parodyti disbalanso skaičiuoklę vadinamą. Kai kas jau yra šiek tiek susipažinę su investavimu, žinos ją. Tai iš principo yra taip. Čia mūsų kaina, o čia mūsų disbalansas. Ką reiškia disbalansas? Kad šitas grafikas mums rodo pirkėjus ir pardavėjus. Jeigu kaina krenta, reiškia stipresni pardavėjai, jeigu kaina kyla, reiškia pirkėjai. Bet ką mes galime iš šio grafiko matyti, kad pardavėjai yra stipresni, o kaina nekrenta, konsoliduojas. Ką mums tai rodo? Kad šitose vietose akcija yra supirkinėjama didesnių rinkos žaidėjų, tai būtų ar instituciniai fondai, ar, kaip vadinu, dėdės, kurie turi daug pinigų. Tai iš principo, ką mums tai rodo, kad akcija laikui bėgant yra supirkinėjama už šitą kainą ir laukiama, kol jinai atėjus tam tikram momentui pradės kilti viršų. Ne? Ir šitų supirkinėjimo esmė yra uždirbti iš kilimo, ne iš kritimo. Todėl čia yra dabar kaupiama pozicija, disbalansas 14% ir laiko klausimas, kada kaina vėl pajudės į viršų ir šitie, kas kaupia, uždirbs iš kainos kilimo. Tai šis skaičiuoklė mums leidžia identifikuoti, kada kaina yra kaupiama, kada kaina leidžiama į viršų ir taip toliau. Bet dėl bendrų tendencijų, kad suprasti, tai čia yra gražus grafikas, nes akcija yra, įsivaizduokit, šortinama, parduodama, jos kaina stovi vietoj. Ką tai reiškia, kad kaina yra prilaikoma ir visus orderius, kas nori parduoti, kažkas supirkinėja. Todėl disbalansas didėja. Tai va, tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu buvo įdomu, paspauskit like, paspauskit subscribe ir persikeliam dabar dar į kitą video trumpam, papasakysim apie savo tradingo bendruomenę. Tai kam įdomu, likite stebėti. Taigi pakalbam, ką galim rasti mūsų grupėje. Tai kiekvieną dieną yra SPY naujienos. Sudedami grafikai, sudedamos ekonominės naujienos, lygiai, nuo kurių gali SPY reaguoti. Taip ieškom treidų, žinom rinkui, kurią pusę planuoja judėti, susibraižom atsarginius variantus ir taip toliau. Trading diena, čia kur kalbame kiekvieną dieną per tradinimo sesiją, dalinamės idėjomis, džiaugsmais, nuostoliais, viskuo dalinamės, kur kas geri momentai, kur pamatom, kur atkreipti dėmesį. Investavimo idėjos. Investavimo idėjos yra apie ilgalaikį investavimą. Čia dalinuosi savo idėjomis, kurios mano nuomonė ilgainiui turėtų kilti, kodėl turėtų kilti. Tai čia skiltis apie tai. Swing idėjos, mano nuomonė, yra pagrindinės skiltis. Per savaitę įdedu apie nuo 5 iki 10-15, kažkur tarp 5-15 swingų, kurie greitų momentų turėtų atidirbinėti. Tai čia kolegos padaro gerų užėjimų, tai čia, manau, yra mūsų stiprioji grupės dalis, kur randu momentus ir bandome juos prekiauti. Kita tema yra disbalanso grafikai, čia kas naudoja skaičiuoklę, gražus momentai ir taip toliau. Mokyklos skiltis, čia dedu tik tai video pagrindų medžiagą, į savaitę įdedu nuo kokių 2 iki 5 video pamokų, tiek iš praktikos, tiek teorijos, žodžiu, kai kalbam apie aktualias temas, kad šiandien yra svarbu, ką reikia žinoti, ką atkreipti dėmesį. Taip pat labai svarbu yra psichologija skiltis, čia turbūt irgi vienas svarbiausių temų tiek tradingme, tiek swinge, tiek investavime, tai dalinuosi savo patirtim, kaip iš to gali išeiti, jeigu kažkur stringi, tai kaip su to kovoti. Knygų skiltis, edukacija, po to video, klausimai pagalba, klausom, atsakom, atsakymai, jeigu neina atsakyti raštu, tai dažniausiai padarau įrašau video, tai gali vizualiai pamatyti ir lengviau suprasti esmę. Po to pokalbiai apie viską, naudingas nuorodas. Tai tiek apie mūsų grupę. Jeigu pasirodė naudinga, palieku savo mailą, parašykit man mailą, savaitę ateikit, pasibandykit nemokamai. Tai jums visiškai nieko nekainuos. Gal rasit savo naudingos medžiagos, gal jeigu nerasit, tai nerasit. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit like, subscribe ir susitiksim kitose video. Iki.